Ar ruošimas maisto mikrobangų krosnelėje sukelia vėžį? Ne. Paskutiniais tyrimais ne. Mikrobangų krosnelės judina jonus ir tie jonai įkaitina maistą. Labai paprasta. Iš esmės, jeigu norit, galite paskaityti, ta informacija yra pakankamai prieinama internete. Mums tiesiog yra tai baisu, tai sklinda bangos, tokios kaip bangos eina ir būna, žinot, kai sugenda tas sukimosi šitas ir ne visai išyla maistas. Nu tai va dėl to taip yra, nes bangos taip ir praeina pro tą maistą. O ta terpė ir tos stiklinės durys, kurios yra pritaikytos, visiškai apsaugo mus nuo tos spinduliuotės, dėl to, kad jeigu neapsaugotų, mes lygiai taip pat išvirtumėm labai elementariai. Ir sukasi tam, kad pašildyt. Bet jau dabar tos industrinės arba kažkokios šustresnės, tai joms net nereikia judėti, nes matyt bangos eina iš abiejų pusių ir šildo viską vienu metu. Tai šiaip tai nereikėtų bijoti, mes neturime jos, bet tikrai kartais norėčiau turėti pasigreitinti, pasilengvinti gyvenimą. Tai va, ką sekantį kartą darysiu virtuvėje, tai pirksiu orkaitės į mikruškę 2 viename ir matysiu, kaip sekasi. Nes šį kartą tai sugebėjau įpirkti orkaitės su pirolizė, kas man patiko. Tai tiesiog karšta temperatūra, kuris sudegina viską, kas lieka ir tada lengviau ją būna išvalyti. Žiauriai pasteisino. Bet yra kitų dalykų, kurių šių orkaitai man trūksta, tai kitą kartą, kai pirksiu orkaitę, jau tikrai žinau, ko norėsiu.